Sveiki, esu Eglė Radvilė, esu Vilniaus universiteto verslo mokyklos docentė. Turiu patirties su duomenų analitika, duomenų skaičiavimu, dirbtiniais intelektais, žalia energetika ir viskas, kas mus veda pirmyn, yra mano technologinėje žinių erdvėje. Ir noriu su ta erdvė jumis pasidalinti. Šiandien paskaita yra apie ateities darbo vietas. Tai yra tas vietas, kuriuose dirbs mūsų vaikai, arba netgi mes patys. Ir kaip mes įsivaizduojame, kokių įgūdžių reikės, kokios tos vietos bus, kaip jos atrodys. Noriu eiti sistemiškai, žingsnis po žingsnio ir pradėti nuo to, kad kai mes kalbam apie ateitį, arba diskutuojam su draugais, ar su kolegomis, arba savo verslo planus orientuojame 2.0, 3.0, 2.0, 4.0, kartais sunkiai įsivaizduojame, kas tai bus, nes technologijos labai greitai, jos ne tik atauga, jos labai greitai keičiasi, vienos technologijos keičia kitas, juolab mes turim tikrai ne pačią stabiliausią tokią politinę situaciją, viskas keičiasi su lyg COVID-o pavyzdžiais, karo pavyzdžiais ir mes turim visas įmanomas tokias misijas, kurias galime atlikti ir namie, ir ofise, ir turint omeny, kad turim vaikus, šeimas ir visą tai turi kurti verslui vertę. Tai užduotis yra tikrai labai sudėtinga ir aš kaip žmogus, kuris yra nuolat mąstantis apie ateitį, aš save priskirčiau futuristinio mąstymo žmogui, aš turiu dvi visuomenės. Viena visuomenė, kurią aš ir dažnai matau, tai yra Singapūro visuomenė, aš ją taip vadinu. Jinai yra orientuota į kapitalizmą, tai reiškia visuomenė, kuri yra labai susidėliojusi savo prioritetus, tai reiškia, kad jie keliasi anksti, daro savo darbus nuo 8 iki 10, jie nesilinksmina, kaip yra draudžiama, yra tiesiog rodyti emocijos gatvėje, galų gale draudžiama gerti alkoholį, linksmintis ir visaip kaip perteikti savo emocijas. Tokia visuomenė sukuria, kad kas 10 tos visuomenės narys yra milijonierius. Tai reiškia, kad ten verslai klesti ir šie žmonės, kurie gyvena būtent tokioje visuomeniai, jie yra didžiulė darbo jėga ir tie, kas sugeba išlysti šiek tiek aukščiau, jie tampa, tokiais, ne tai kad kūrėjais, bet viską įgalinantis. Tai aš norėsiu apie tai pakalbėti. Tai yra viena visuomenė, ateities visuomenė, kurią mes galime matyti, o kita visuomenė, kurią aš turiu savo prieš akis, yra ta, kuri labai daug rūpinasi apie tvarumą, apie gamtą, apie tai, kas iš esmės jiems yra vertinga, kokie jų yra vidiniai interesai, kur jie dirba, ar ten, kur jie dirba, atitinka vertybės, ar toje įmonėje yra suteiktos vienos ar kitos sąlygos ir ką ta įmonė daro, su kuo bendrauja ir ar verta investuoti savo laiką į tą įmonę. Tai vat, tokios dvi visuomenės, viena yra jau dabar, kita yra tik kuriama, jos gali būti potencialiai mūsų ateities visuomenė. O kuriai visuomeniai jūs atstovausit, yra jūsų turbūt pačių kūrybos rezultatas. Aš atstovauju technologinį lauką ir noriu papasakoti apie tas darbo vietas, kurios iš esmės galėtų būti jūsų darbo vietos, kuriant tikėtina pačią geriausią visuomenę, kokią jūs tik įsivaizduosit. Tai pradėsim nuo mano tokio sukurto metodo, kuris yra 7 punktų metodas. Jisai giliau einant paaiškina ir pasako, kaip galima iki jo prieiti, kokius būdus reikia taikyti, kokias technologijas, bet šiandien aš tiesiog plačiai pakalbėsiu apie tai, apie ką mes čia toj ateities visuomeniai, ateities darbo vietų kūrime mes kalbame. Tai visų pirma yra labai svarbu, yra mega kompiuterizuotas darbo procesas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, kurie dirba pas jūs, turi labai daug įgūdžių, kurie gali padėti supaprastinti procesus.
Tai reiškia, kad jie naudojasi įvairiausiais dirbtiniais intelektais, tai reiškia programėlėmis, programomis, įrankiais, kur jums jau nebereikia dėl to leisti užmokesčio už darbo valandas. Pavyzdžiui, tai yra, jie neberašo savo mintimis ir savo kūrybą elektroninių laiškų. Laiškai yra parašomi automatiškai, jie nerašo ataskaitų, jos yra suformuojamos automatiškai, jie nedaro prezentacijų, jos yra sugeneruojamos automatiškai. Daug to laiko, kuris yra administracinis ir skirtas tam, kad kažkas tai įvyktų, jis yra padaromas automatiškai. Dabar klausimas, kaip tuos žmonės galima įgalinti, kad jie darytų tokius dalykus. Tai aišku, aš kalbėsiu truputėlį vėliau apie tai, kad iš esmės bus didžiulis sklastis tarp to, kad žmonės moka vienus dalykus arba nemoka, bet štai tas mega kompiuterizavimas reiškia, kad jūsų veikloje, nepaisant verslo specifikos, ar tas verslas yra labiau vadybinis, ar jisai labiau yra toksai orientuotas į robotizaciją, nebelieka biurokratizmo. Nes ne tai, kad nebelieka, reiškia, kad jisai yra padengiamas automatinių sistemų. Ir šita dalis vadinasi žmonių gebėjimas suvaldyti mašinas. Tai apie tą mega kompiuterizavimo tokį kaip ir, nežinau, vieną iš būdų arba vieną iš dalių, kurios lydės ateities darbo jėgą, reiškia, kad tie žmonės įvaldę puikiai šitus dalykus ir jūs konkuruojate tų žmonių turėjimu. Ir jūsų verslas jau yra pritaikytas visom tom automatiniam biurokratiniam sistemom. Kokius reikia žingsnius daryti ir kiek giliai mes į tai galim įeiti, tai iš tikrųjų yra turbūt 10 metų klausimas, nes technologijos bet kokiu atveju eis pirmin ir čia negalime dabar pasakyti, kad mes naudojam vienus įrankius, po to naudosim kitus. Tiesiog bendram kontekstui suprasti, nebereikia žmonių, kurių anksčiau reikėjo dėl to, kad jie kurtų turinį. Turinys jau yra. Tai čia mes padėkim vieną tašką. Kita organizacijos tokia sritis arba būdas, į kurį mes galim nušokti į ateitį, yra superstruktūrizavimas. Kada tai atsitinka, tai kaip pavyzdys galėtų būti, kai mes turim įvairiausias sistemas, tai, pavyzdžiui, dokumentų valdymo sistemas, registracijos, davikliai, jutikliai ima informaciją, kameros automatiškai rašo vaizdą. Ir kai mes turim visą savo organizacijos veiklą skaitmenizuotą, tada mes turim tik 2 klausimus. Ar mes norim tą visą skaitmenizuotą veiklą perkelti į prieš tai mano minėtą dirbtinio intelekto apdorojimą ir ten, kad žmonių jau nebereikėtų viską sujungti ir sudėlioti, tai kainuos tikrai pakankamai daug pinigų. Ar mes esam tokioje stadijoje, kad mes skaitmenizuotis pradėjom pakankamai anksti. O kokios problemos iš to išeina? Kad tuo metu, kai, pavyzdžiui, jeigu akcininkai arba vadovybė norėjo greitai prarasti bereikalingą laiką, tai reiškia efektyvinti procesus, jie pradėjo kurti dokumentų valdymo sistemą, kuri yra, pavyzdžiui, kokiu nors ten dokumentų kaip PDF arba Word'ų prisegimu. Tai reiškia, kad jie po truputį viską skaitmenizavo ir šiame kontekste gavo rezultatą, kad jau naujos sistemos atėjo, bet jie negali pakeisti senų, nes tai kainuoja pernelyg daug pinigų, nes jau yra integruoti seni dalykai ir tam tikros robotizavimo sistemos, kurios daro vienus ar kitos procesus, jos jau yra ir mums labai sunku jas vienaip ar kitaip pakeisti. Tai kainuoja pinigų ir atrodo, kad mes esam skaitmenizuoti, bet iš esmės mes esam skaitmeniškai atsilikę. Tai vat, kaip išspręsti šitą klausimą, irgi yra įvairiausių būdų, kaip padaryti, kad jie galėtų tie visi procesai be didelių investicijų tarnauti, kuriant vertę, yra kita dalis. Dabar einam į trečią dalį. Trečia dalis yra apie žmonės ir apie globalizaciją ir apie darbo santykius. Turbūt niekam nenustabu, yra apie tiesiog turėti žmonės per nuotolį,
daug diskusijų yra, ar jie iš tikrųjų yra efektyvūs, ar jie tikrai atlieka visus savo darbus. Tai visom statistikom šiandien aš nesidalinsiu, bet iš esmės žmonėm duoti galimybę dirbti nuotoliu tada, kai jie nori, o ne tada, kai yra skirtos dienos, arba žmonėm dirbti tam biure ir suteikti jiem kažkokių privalumų. Šiandien yra kaip ir pagal nutylėjimą jau ir priimta, kai kurios organizacijos galbūt dar bandosi pagal specifiką. Iš esmės mes turim suprasti, kad į ateitį žiūrint mes turėsime daug angliškai kalbant freelancerių, o lietuviškai tai turbūt samdomų sutartimis darbuotojų, kurie iš esmės dirba jūsų įmonėje, bet dirba dar keliose įmonėse ir atlieka tik tam skirtą darbą ir tam tikrą rezultatą atneša. Po truputį turėtų išnykti mūsų per COVID susikurti 45 minučių arba valandos susitikimai. Mes išmoksime konstruktyviai dėlioti mintis, tam mums padės padaryti dirbtiniai intelektai, kai iš esmės iš mūsų pokalbio bus surinktos minutės. Jeigu mes nekonstruktyviai kalbam, tai tiesiog mums kelis kartus pamokys ir pasakys, kad mūsų struktūroje nėra iš esmės vertės. Tai virtualūs tokie susitikimai, jie taps labai konstruktyvūs ir virtualūs susitikimai persikels į virtualią realybę. Tai reiškia, mes visi turėsim galimybę susitikti su savo kolegomis ar partneriais, naudojant dabar tai turbūt didelius sakinius, po kokių 5 metų tai turbūt kažkokius paprastus elementarius daviklius. Turėsim specialius kambarius ir ten galėsim susitikti fiziškai. Kam to reikės? Ogi tam, kad mes savo verslo kompetencijai padengti žmonių ieškosim ne tik Lietuvoje ar savo rajone, mes ieškosim po visą pasaulį. Turėsim tarptautinę kalbą, turėsim savo kalbą, turėsim mentorius, kurie iš esmės pasakos apie tai, kaip susikalbėti visom skirtingom kultūrom ir kaip jau tuos darbuotojus apjungti. Tai kalbant apie tą globalų trečią burbuliuką, mes turim turėti omeny, kad tai yra žmonės samdomi, kad mes galėsime susitikti virtualioje realybėje ir kad didžiausia vertybė bus emocinis intelektas. Tai reiškia žmonės gebantis greitai sukontaktuoti, priimti vieną ar kitą sprendimą grįstais ir tas sprendimas bus grįstas duomenimis. Iš visų dirbtinių intelektų įrankių gauti tą informaciją, kurios reikia, tokie žmonės bus labai vertinami ir jie bus labai paklausus. Tai yra mūsų trečias burbuliukas. Dabar ketvirtas burbuliukas. Aš taip atvirai turiu pasakyti, kad sustainability arba tvarumo tema dažnam yra tokia, gerai mes čia šnekam, bet iš esmės kokie yra rezultatai, apie ką mes čia konkrečiai. Tai reiškia, kad yra neapibrėžtumų labai daug ir mums nėra visada suprantama. Bet naujoji karta auganti tą tvarumo temą supranta labai giliai ir tai yra vienas iš pagrindinių principų. Ir jeigu mes versle nenaudosime tų principų, mes prarasim naują ateinančią kartą, kuri iš mano minėtų dar 3 burbuliukų norės būti šito verslo dalimi. Tai tvarumas turėtų persikelti į 3 lygius. Pats pagrindinis lygis tai reiškia, kad šita įmonė ar organizacija, kurioje jūs atstovaujat ar kurioje norite dirbti ir būti, jinai turi savo labai aiškią strategiją, pagrįsta jau ne tik ekologija, bet pačiais tvarumo principais. Tada turėtų būti visur, kur tik jūs einate, ką jūs bedarote, tokie tvarumo įrodymai. Ir jeigu taip pasijuokiant, tai tikrai per kokį nors priėmimą neturėtų būti plastikinė kokia nors detalė arba tiesiog verslo kortelė, kuri iš esmės rodo, kad jūs ne tik negebate kontaktų įsidėti savo į skaitmeninę savo, kaip sakant, visą tokią, nežinau kaip čia pasakyti, tašę, reiktų sakyti, o dedate į savo rankinuką ir tai yra tikrai labai blogas pavyzdys. Dabar einant tolyn apie ekologiją, kas turbūt svarbiausia ateities kartoms, kalbant apie tvarumą, tai jeigu darbuotojas geba
savo darbo vietoje kurti ne tik kad produktą, kuris yra tvarus, bet ir kažkaip tai aplinką savo tvarkyti. Reiškia, kad jis turi kompiuterį, turi elektros energiją ir nežinau, maistą, aplinką. Tai visas šitas jo aplinkos burbulas, jis irgi turi būti sutvarkytas labai aiškiai, su labai aiškiamis taisyklėmis ir turi būti įrodyta, kad tai yra būtent tvaru. Dedu akcentą ant tvarumo, nes tai yra viena iš pagrindinių ateities temų. Įmonė ar įstaiga neturinti žmonių, kurie rūpinasi tvarumu, tai bus tas pats, kas neturinti duomenų apsaugos pareigūno arba kokio, nežinau, dabar naujai cyber security pareigūno. Tai reiškia, viena iš pagrindinių pozicijų bus rūpintis šitais žmonėmis. Dar vienas rutuliukas, kuris mums iš esmės labai padės versle suprasti apie reikalingas tokias kaip ir specialybės, yra apie mediją. Viskas, ką mes turime tvarkose, aprašytose dokumentuose, Wordo formatu, Times New Roman formatu ar visais kitais formatais, pluoštą taisyklių, su kuriomis reikia susipažinti, galų gale tam tikrus dokumentus, kurie leidžia tarpusavę bendradarbiauti skyriams ar departamentams, visą tai reikės padėti į šiukšlių dėžę, nes mums reikės viską perteikti per vizualinę informaciją. Tai reiškia, kad medijos išgyvens savo tiesiog kūrybinę viršūnę, visą informaciją apie tai, kokį produktą mes kūrėm, apie tai, kaip mes praleidom work team day ar kažkokią produkto idėjų generavimo sesija, visa tai turės būti aprašyta per medijas ir mes visi žiūrėsime tiesiog filmukus. Ir tam reikės atskirų įgūdžių. Ir mes grįžtam atgal prie mūsų visų burbuliukų, tai reiškia, kad mes sukam ratą po truputį. Vienaip ar kitaip reikės tų idėjinių žmonių, kurie ne tik, kad moka naudotis įrankiais, bet geba ir sukurti tam tikrą požiūrį. Mums nebereikės žiūrėti tai, kad sukurkite turinį, sukurkite idėją, visą tai atliks dirbtinis intelektas, kuris ir dabar jau atlieka, tik mes jį pernelik mažai naudojame. Tai čia buvo apie mano to bendrąjį metodą, kuris apima sakykime, kelias išskirtinės dalis. Jame yra tikrai pakankamai daug ką veikti, kaip ją sujungti, kaip žingsnis po žingsnio eiti, bet mes keliaukime toliau. Vienas iš pagrindinių iššūkių ateičiai yra gebėjimas susikalbėti su mašinomis. Ką tai reiškia mums? Visų pirma, mums tai reiškia, kad mūsų procesai, kurie yra darbe įprasti, tai reiškia, kad turim atlikti vieną užduotį, atlikti antrą užduotį, atlikti trečią užduotį. Angliškai mes jį vadinam workflows. Šitie procesai, jie tampa automatizuoti ir skaitmenizuoti iki tiek, kad kai kuriuose procesuose mūsų iš viso nebereikia. Nebereikia darbuotojų, reikia tik tai gebėjimo perkelti vieną rezultatą iš vienos sistemos, perkelti į kitą. Ir kol tai taps visiškai automatizuotų procesų, tų darbuotojų ir tų žmonių tikrai reikės. Ką reikės daryti su visais kitais, kurie ne tik, kad nemoka bendrauti su mašinomis ir nemokės turbūt, o mums kaip ir reikės tų žmonių ir reikės su jais kažkaip tai kalbėtis, tai vienintelė yra tokia rekomendacija mažinti sklastą. Organizuoti kuo daugiau mokymų taip, kaip dirbti su duomenimis, mokymų, kaip dirbti su elementariosiomis prezentacijomis, kaip padaryti vizualinį turinį, iš kur imti tikrus duomenis, kokį dirbtinį intelektą naudoti ir kaip su tuo visu, sakykime, informacijos srautu išmokinti bet kurio amžiaus darbuotoją susitvarkyti ir kad jis galėtų atnešti reikiamą rezultatą. Kita dalis yra pasižiūrėjimas į tai, kaip į žmogaus galimybių išlaisvinimą. Tai reiškia, kad visas darbas su mašinomis, jisai negali mums uždrausti būti kūrybingiams. Mašinos
visada bus tol, kol bus žmogus ir kol bus kūrybingas žmogus. Aš kaip žmogus iš technologinių pasaulio visada suprantu, kad tie žmonės, kurie ir kuria visą šitą mūsų efektyvinimo procesą, jie visada bus reikalingi, jų mažės, nes tai yra sudėtinga, tai bus informatika, tai bus programavimas, tai bus matematika, tai šitie žmonės jie bus kažkaip patys save atsirinkę ir eis kurti tai, kuo mes naudojamės. Tada tas lygmuo, kuris naudojasi visomis galimybėmis ir įrankiais, ir jūs kaip verslas turėtumėt labai smarkiai pagalvoti, kaip juos įgalinti, naudoti tuos automatizuotus procesus nuo robotų iki paprastų tekstų. O trečias lygmuo, tai yra tie žmonės, kurie gali generuoti idėjas. Tai reiškia, jie gali kurti jūsų versle tam tikras šakas, naujas šakas, naujus produktus, galbūt tam tikrą startupų įmonę, kuri kartu su jumis galėtų eiti ir į pasaulį pažiūrėti kitaip. Tai kūrybiškumas iš esmės yra vienintelė tokia tvari ateities specialybė, kuri turėtų būti ugdoma. Aš pačioje pradžioje minėjau, kad kūrybiškumas nėra savaiminis, jis yra einantis kartu su emociniu intelektu. Tai gebėjimas pasakyti, ką tu turi omeny, pasakyti, kaip tą idėją galima panaudoti ir kartu tą idėją mokėti išgeneruoti, tai bus ateities viena iš pagrindinių norimų specialybių. Ir trečias toks paprastas elementas yra tai, kaip žmonės ir mašinos bendradarbiaus. Tai jeigu aš visų pirma kalbėjau apie tai, kad yra reikalingi įgūdžiai paimti iš automatinių procesų tam tikrą rezultatą, tada yra įgūdžiai, kurie sugeba kažkaip paversti tas idėjas realiomis. Tai tada trečias įgūdis yra apie tai, kad visą tai sujungti. Reiškia, kad tiek, kiek reikia panaudoti mašinas, tada sukurti tam tikrą idėją, galbūt sukurti dar vieną naują mašiną ar naują algoritmą ir tą verslą vesti pirmin. Tai 3 skirtingi lygiai ir jie vėlgi tarpusavį yra glaudžiai susiję. Rekomendacija verslui yra mokinti žmonės ir mokinti ne tik atlikti tas užduotis su įvairiausiais įrankiais, bet ir bandyti iš žmonių kažkaip išugdyti emocinį intelektą, kurti naujas idėjas ir jų jokių būdų neslopinti. Dabar turbūt vienas iš pagrindinių tokių linkėjimų ir apžvelgimų yra tai, kad yra vėlgi sritis, kuriuose mes kaip žmonės, nepriklausomai kurią visuomenę mes pasirinksim, aš aišku, bet kokiu atveju renkuosi kurti tą tvarę visuomenę, kurioje yra ir kūrybiškumas, ir galimybės naudotis mūsų žmonių sukurtomis mašinomis ir visais būdais ir įrankiais. Bet svarbiausia turbūt yra nepamiršti, kad mes turėtumėm panaikinti ribą tarp amžiaus. Ar žmogus yra ką tik baigęs universitetą, ar žmogus yra netoli pensijos. Mes turime sukurti galimybę visiems vienodai mokytis. Tai vadinamas viso gyvenimo mokymasis yra viena svarbiausių ateities kultūrų, kuri turėtų būti nuolatinė. Ir tiek jūs, tiek aš neabejotinai joje dalyvaujam ir dalyvausime. Žmogus gebantis sukurti efektyvų aprašymą, tai reiškia prezentaciją su pakankamai giliu turiniu, įdėjęs savo žinių, išmėginęs visas automatizuotas mašinas. Ir jeigu jam yra 59 metai, jis taip pat gali konkuruoti su tuo žmogum, kuriam yra 23. Ir ta filosofija apie tai, kad mašinos mūsų įgalina neklausti žmogaus, kiek jam yra metų, yra viena iš ateities įdarbinimo žmonių problemų sprendimo. Tai reiškia, kad mes neturime turėti įsitikinimo, kad naujomis technologijomis dirba tik tai jauna karta ir kad palikti likimo valiai vyresnę kartą. Tai reiškia, kad mes ją turime mokyti, adaptuoti ir iš esmės jinai galbūt ir parodys daug geresnius rezultatus.
Tai čia apie viso gyvenimo mokymosi kultūrą. Kitas akcentas, truputį paminėjau, tiesiog noriu uždėti akcentą, kad žmonės, kurie dirba pas mus, šiuo atveju, pavyzdžiui, Lietuvoje, mes labiausiai norime, kad dirbtų lietuviai ir turim nusistatę tokį kaip lietuviai dirba, turim įsitikinimą, kaip jie dirba. Tai ateityje tas tarpkultūrinis žmonių srautas didės ir mes turime suprasti, kad organizacijoje yra lietuvių kalba, bet ir turi būti ir tarptautinė kalba ir mes bandykime adaptuoti tos žmonės, kurie yra iš kitų šalių. Kam? Vien dėl to, kad angliškai tai vadinama mismatch, o lietuviškai tai būtų tam tikrų poreikių jūsų organizacijai ir tam tikrų įgūdžių tų žmonių, kurių jums reikia, sutapimas. Jų nebus čia tiek daug mūsų teritorijoje, dėl to jums reikės imti tos žmonės iš kitur, įskaitant visus mano minėtus burbulus apie kultūrą, apie mediją, apie medijos vizualizavimą, apie tai, kaip ką pateikti, kaip tie žmonės susiduria su įrankiais, kas yra naudinga, kas nenaudinga, visa tai yra labai labai smarkiai susiję. Ir turbūt pagrindinis ir paskutinis, prieš paskutinis elementas yra, kad nebijoti, skatinti darbuotojus, nebijoti dalintis idėjomis. Ir tos idėjos, jos iš esmės yra apie kūrybiškumą. Tai čia vėlgi atskira tema, bet kūrybiškumas, idėjų generavimas, pažiūrėjimas kitų kampų yra ne tiek kažkas labai naujo, kiek naujo naudojant įvairias technologijas ir šiuo atveju mano minėtas mašinas, algoritmus, dirbtinius intelektus. tą reikia labai smarkiai akcentuoti, nes jeigu įmonė nekurs pridėtinės vertės su kūrybiškai žmonėm, tai tiesiog ta įmonė, jinai ilgainiui bus tiesiog įprasta paslaugų teikėja, kol neteis kažkas didesnis ir tų paslaugų neteiks. Kokios rizikos mūsų laukia? O rizikų yra tikrai nemažai. Visų pirma, turint omeny ateitį, skaitmenizavimą, įrankius, kuriuos reikės įsigyti, jų tikrai nebus vien tik tai sukurtų savo įmonėje, bus labai daug duomenų. O kai bus labai daug duomenų, bus daug iššūkių su kibernetinio saugumu. Todėl cyber security arba kibernetinis saugumas bus vienas iš didžiausių iššūkių, apie kurį jūs turite pagalvoti. Tai, kas yra skaitmenizuota, visa tai turi kažkur būti padėta. Jeigu yra padėta, tai turi būti saugoma, nes tai yra ir privatus duomenys, ir jūsų įmonės vertė. Ir tiesiog visas verslas ir viskas, kas yra jame, turėtų būti labai stipriai saugoma. Tai kibernetinis saugumas. Antra rizika yra gebėjimas labai greitai keistis. Agility strategijos yra apie tai, apie ką mes iš esmės turėtumėm būti pripratę ir visiškai neturėdami streso, galėdami tiesiog priimti kažkokius sprendimus, pasikeisti. Jeigu mes turim šiandien vieną situaciją, strategija neturi būti 2.0.4.0 įkalta. Jinai turi būti kaip vizija, bet pokytis, adžališkumas, jisai turi būti nuolatos ir su visais įrankiais, su žmonėm, su kūrybiškais žmonėm ir su tų vietų pozicijoms gebėti keistis. Apie ką aš kalbu, tai reiškia ne tik darbo vietos, ne tik pats verslo modelis, bet ir visi procesai, kurie seka vienas paskui kitą ir jeigu tai yra labai labai neimlu pokyčiui, mes turime čia didelį šauktuką ir technologijas už durų ir konkurentus naudojančias tas technologijas. Tai šauktukas numeris 3. Ir paskutinis visiškai toksai paprastas patarimas. Norint išlaikyti darbo vietas ateičiai, galvoti apie tai, ką aš papasakau, apie tos burbuliukus, kurie tarpusavį yra puikiai susiję ir tikrai pareikalas labai daug darbo, mes turėtumėm galvoti apie mūsų įmonės tokį skaitmeninį vardą arba digital branding angliškai. Visi, kurie norės būti tvarios, labai glaudžiai susijusios su mašinomis ir naudojančios įvairiausias efektyvinimo technologijos kaip dirbtinis intelektas ir robotizavimą, visi šitie žmonės, jie
eis į vienas ar kitas įmonės. Eis į tą įmonę, jie eis į daug įmonių, bet pasirinks tą įmonę, kuri bus skaitmeniniam lauke labiausiai patraukli, labiausiai tvari, apie ją bus daug komentarų, jinai bus daug pasiekusi, joje bus labai įdomu. Dėl to skaitmeninis vardas, digital brand yra viena iš esminių ateities tokių sričių, kurias reikia lavinti, norint turėti puikias ateities specialybės ir žmonės, kuriuose tose specialybėse dirbs. Aš tikiu, kad mes visi vienaip ar kitaip galim to pasiekti. Tai tikrai nelengvas kelias. Yra daug takelių, būdų, krioklių ir laiptų, kuriuos reikia nueiti. Aš labai rekomenduoju galvoti apie ateitį. Tiesiog kviečiu kurti kartu, diskutuoti ir dėkoju už tai, kad paklausėt manęs, tikiuosi kilo vienų ar kitų minčių, kurios bus realizuotos ateityje. Ačiū. Eglė Radvilė, Vilniaus universiteto verslo mokyklos docentė.